Darželio auklėtojos gali prižiūrėti ir daugiau vaikų. Miesto valdžia siūlo apsvarstyti galimybę didinti vaikų skaičių grupėse. Tikrai ugdymo kokybė nuo to nukentėtų. Kaip tas vienas žmogus, pedagogas, sugebėtų suvaldyti šitiek vaikučių. Auklėtojos sako, jo grupės ir taip perpildytos. Tai esą vieša paslaptis. Daugelis darželių 1, 2, o kartais ir net 6 vaikais viršija visas higienos normas. Žvejų gatvė pėsčiųjų alėja. Šios idėjos įgyvendinti nepavyksta ir šiemet. Automobiliai čia toliau zuja, o lauko kavinės spaudžiasi ant šaligatvių. Tai dar žmonių sąmonė ir netgi turistų akise dar nėra ta pasivaikščiojimo promenada, kuri galėtų ir turėtų būti. Praūžus diskusijoms dėl prastų egzaminų rezultatų pagerbti ir geriausi abiturientai. Uostamiestyje 2 merginos gavo net po 300. Paskutiniam savaitėm iš tikrųjų ruošiausi. Na ir pasisekė taip. Šios ir kitos temos laidoje Klaipėdos savaitė šeštadienį 20 val.